7 diena Maljorkoj. Pradedam nuo skalbyklės. Antrą kartą jau skalsimės. Procesas čia self-service, įmeti monetų, įmeti drabužius, skalbis. Easy. Dar nepakeitė šitos nesąmonės. Viena skalbyklė, price 4, kita 3. Aišku, aš už 3. 1, 2, 3. Colors. Lietuva. Skanaus. Nustatyk į garažą, Rokas. Statyk į garažą ir varo. Žodžiu, kol mes ruošiamės. Spėkit, ką vaikai veikia. Mano žodžio kaip buvau. Tai mūsų namas. Tai va. Matai? Aha, kur antra? Aha, kur antras reikia? Antra irgi nuvarė tą dar greitesnę, matai kur gyva, sakėm, kad gyva. Ne, nematau. Ne, tai kažkur toli reiškia. Rokas augina, visur atsiveža sraigių ir čia augina. Tai vat, nu čia 2 realiai dabar yra. Įlipam į mašiną. Pavadinimai buvo pirmą kartą. Čia aišku visi labai nori tą paplūdimį, kur vakar buvo. Šiaip tai norim grįžti vien dėl to, nes vakar telefone pas mane išsitrynė visą medžiagą kelionės. Tai dar labai gerai, kad kažką dėjau į socialinius tinklus, tai va tiek atsimenimų ir liks, bent jau iš mano telefono. Ir aišku gerai, kad mes čia filmuojam. Mėja tenais nori maudytis, Rokas ten nori rinkti sraiges. O aš man noriu pasideginti. Jovita pasideginti, o aš visai norėčiau pabandyti tą challenge'ą. Aš irgi noriu. A, ir Mėja dar nori nušokti. Aš norėčiau nušokti, jeigu taip nebijau. Palauk, bet ką ten Mėja nori? Nušokti ir maudytis. Dar kitai. Tai nežinau, kaip čia darys. Bet vienu žodžiu, aš galvoju, gal mes dar paeksplorinam šiandien, o jau ten prieš pat Matai, kitom grįžtant į dienom, Lietuvą. bet mes negalim garantuoti, kokios dienos bus prieš pat grįžtant į Lietuvą. Kokie orai, nes jeigu dabar, žinai, šiandien karštą dieno vėliau bus apsiniaukę, žinai, tai reikia pažiūrėti iš tikrųjų. Šiaip tai dabar, jeigu važiuoti į kitus taškus, tai kelionė yra virš valandos jau, nes čia kas arti viską važinėjam. Nepamiršk, kad tu turi gamtos galią. Bet nežinau, kokį čia laiką. Mama, tu nepamiršai, kad turiu vandens galią. Ai, nu, bet vėliau. Mama. Nu, čia taip kažkiek. Mama. Ką? Taip. Nepamiršai, kad turiu Ne, vandens galią. nepamiršau. Tai Tėti, tu aš irgi nepamiršau. Gerai, ties ugnies. Tai vien, nu tai spręskite, eksplorinam ar ne. Arba gal aš pasikeisiu gali. Galim nuvaryti dabar į tokį vienuolyną pakeliui į pliažą, apžiūrėti. Į kurį Yra šitą? Santuri de Luk. Ignas ten galvoja varyti porai naktų, ten ir viešbutis, ir vienuolynas, tipo ispaniškas toks labai. Čia šalia, tipo šitas... Čia jau varytumėm į salos vakarinę dalį. Pažiūrėtumėm, ten turėtų seilė leistis, žinai, kai būsim toj pusėj. Tai kaip tik čia vakariau, ne? Vakarop? Nu tai čia vakarinė dalis. Ne, tai dabar pakeliu į tą pusę galim varyti ir sustoti. Ir, nu, čia pakeliu link vakarinių paplūdimių. Tada yra tokie kažkokie serpantinai ir kažkoks paplūdimys bus. Ką galvojate? Gerai. Tinka?
Tai va šitą vienuolyną. Santorin de Luk. Čia Google Maps'uose Ir viskas Sa žiūrėjau. Calobra. Jo, nu tai gerai, vienu žodžiu važiuojam, pasivažinėsim. Vakar prisipilnėm pilną baką. Tai dabar varom į vienuolyną, aš vietoje mesiu linką šitą. Ir tu tada tenais šalia kažkur išsirinki, kurį paplūdimį nori. Pavažiuosim. Let's go! Aš pasikeisiu galį. Registruoti keturačiai koloną daro žygį. Prieky bagis kažkoks. Kur tu matai bagį? Ten žalis prieky toksai. Sonkario miestelio gatvelės. Visur važiuoju čia per centrinės gatves. Mes miesteliais nevaikštom, tik gamtoj vaikštom, o miesteliais važinėjom ir tiek, va bažnyčia tau. Kur? Nu va, tau pakairė. Ai. Bažnyčia. Nesupratau. Čia kolekcija bažnyčia. Sonkario bažnyčia. Despacito. Žodžiu. Despacito. Conmigo. Saludito. Despacito. Jau va, važiuojam, štai čia žemėlapis. Kaip pravažiuosim visą salą, kirsim. Iš rytų į vakarus. Nu va, kaip atrodo Maljorkos vakarai, tai yra kalnuočiausia dalis. Ir, nu, taip, kiek važiavom. Taip, kol kas. Ir važiuosim ieškoti tuose va ten kalnuose vienuolyno. Žiūrėkit, ką vaikai išdarinėja. Menas. Liko kažkaip į tos kalnus užvažiuoti. Kapotas apšiktas. O, dviračiai. Panašu į lenktynės. Čia dviračių, žiūrėkit. Vai, koks miestelis gražus. Va, matot, važiuoja. Pažiūrėkit, koks miestelis, įvažiuosim po miesto vartus. Nu va, panašu, kad jau ir atvažiavom per visus šitus arbatinius. Atrodo, kad tas žmogus buvo vienuolis. O aš padariau universitetą. Turn right. Ar aš čia turiu? Čia parkingas. Va, kokia viečikė prie vienuolyno. Turbūt kažkas bandė čia palapinę statyti ir nakvoti. Geras būtų, ne?
Ką? Bet ženklas. Su palapinė čia nakvoti, kaimai būtų. Bet to matai ženklas yra. Negalima, bet tikrai, kad ten ir skirti. Jo. O, tu tas dadumėjai į ranką, dabar tas matai sudėliotas. Man rodo, kad visur gali būti gaisras. Palaukit. Žiūrėkit, ne, nei vienam nebūtų. Koks stiprus. Eik tu savo, nenulaužk rankos. Nesutraišk. Nu kur čia atvarėm? Į vienuolyną. Kas čia pasilčia? Ten va kryžius, pažiūrėk. Didelis ant kalno. Galim čia palaikyti. Einam, pažiūrėsim, kas tai yra. Galim čia. Gal čia ir reikia, ne? Man kryžius. Labai didelė teritorija. Ja, jie ten valy pas žmonės, matai? Aha. Palauk, tai gal čia ir reikia, kur būtų Eim. Bėgam, bėgam. Vidinis kiemas. Vėl tas momentas, kai norėtųsi varyti su dviračiu, nes parkingas ir entrance kainuoja 8 eurai mašinos, o kas su dviračiu gali važiuoti kur nori, kaip nori, ten po to, man atrodo, ir ten prie to kryžiaus gali varyti. Tai, vienu žodžiu, dviratis Maljorkoje yra privalumas. Didelis. Pats pastatas. Bandysim užėti, pažiūrėti, kas viduj. Reception, kas atvarė į viešbutį. Čia nes čia yra viešbutis to pačiu dar. Gal čia ir tu. Aha, kažkoks kiemas. Vienuolis. Skaitėm truputį, tai šitas vienuolynas įkurtas kažkur 13 amžiui ir manoma, kad čia pradžioj buvo templieriai kažkaip įkūrė. Templierių ordinas. Kitas kiemas. Bazilika, va, vienuolyno bazilika. Čia reikia užėti. Čia turbūt tas šventas Lukas. Per kamerą turbūt to įspūdžio nesimato. Nu, čia kam patinka melstis, tai. Turbūt tobulas viešbutis.
Čia dar vienas. Iš tikrųjų viskas kvepia labai didelę prabangą. Šitas bažnyčios kvapas. Šventas vanduo ar kažkas panašus. Garbės gal čia alėja, kas? Iš tikrųjų įspūdinga. Pradedam kopti laiptais prie kryžiaus. Čia tas pats turbūt panašiai kaip pas mus Gedimino bokštas. Varom ten, tai... A, čia ne taip ir aukštai. Čia irgi matau. Ne, neaukštai visai. Rokas varo, kad gautum ką? Laiptų gali. Laiptų gali. Kai užlips, gaus laiptų gali. Bet tada baigsis. Nu, čia yra tikras iššūkis. Čia kažkur žinai, kad čia 1000 laiptų. Sugalvojau. Nesuskaičiuojais? Mielai suskaičiuoju. Įdomu, kiek bus šio laiptų miestų skaičius. Bet čia mato tokie laiptai ilgi. Čia jau ilgi. Miestų skaičiavo 154 laiptai. Ne, 7. 57. Kur dabar einam? Šaunuoliai, pažiūrėkit, kaip čia gražu. Kur dabar einam? Kryžius padaryta, kad nieks nelaiptų, ne? Bet kur dabar einam? Eisim toj prizą ledų. Eik tu savo kaip aukštai. Tai bet čia ne 1000. Jo. Kokit, čia nelipkit, nelipkit. Galit užlipti. Eit. Nebaisu? Aišku, kad baisu. A, tai baisu žiūrėti. Aš laikausi. Nu, Rok, ir tu čia ateik paskui sesę. Ne, Gali du, čia, pats. va. Pats. Gali čia, va. Jo. O tu, Rokai, čia šok. Šok čia. Šaunuolis. Baisu, žinok, aš negaliu. Čia jau prie krašto. Viskas tu prie krašto. Viskas, daugiau ne. Ten iš kur tu. Aš negaliu. Dar vienas kryžius. Kažkoks monumentas. Čia nuėjimas. Bet dabar vaikai forsuoja žemyn, nes žino, kad užlipus į viršūnę įgavus laiptų galę, dabar laukia jų prizas – ledai. Ir atsakymas 34. 3, 4. Teisingai. Vėl mes sprendžia matematinės užduotis visokias. Skaičiuoji? Oba. Galvoju. Palauk, pastovėk. Vaikai, palauk. Žinau, galvok, tai tu nori ar ne? Bandyk. Kaip su kopėčiom? Va ten eik per tą tarpeklį, laikyk iš šonom. Gali
Rankom, abiem rankom laikykis. Rokai, nori kartu su sesė nuotrauk? Ne, tiesiog. Tai Rokai, Mija, palauk. Tada Mija palauk gerai. Tu eik toliau ieškok vietelę. Aš norėsiu kartu su Rokai. O, gerai. Nu, lip dar, Rokai. Oba. Va, čia, va, prie krašto. Ir gali su rankom laikyti medį viršui. Viršui laikyk, pasiek medį viršui. Žiūrėk, viršui medis, Rokai. Laikyk su rankom. Virš tavęs. Nori atsisėdęs būt? Oh my god. Nebaisu tau? Kur tu varai dar? Ne šitą medį, tą didelį aš norėjau padaryti. Šitą va. Tai užlip aukščiau. Čia daug tinklų. Nu va, labai gražu, va taip. Blius, dabar. Kairė, kairė. 1, 2, 3. Du laivai. Du laivai. Va, viena iš dviratininkų komandų atvyko iki šito vienuolyno. Voldivylės. Dviračių. Kokių tik nu. Dar kažkas atvyko. Va, aplankėm vienuolyną. Išeinam ir judėsim link jūros. Žiauriai karšta, degina ant saulės. Tai nežinau, kaip ten bus. Mija toliau bėgioja nuo vakaro. Visur bėgioja. Teliu valdo. Trumpas sustojimas. Šitoli. Tėti. Dronas? Kažkur, nu, reikia žiūrėti viršų. Pažiūrėjau. Gali būt, kad va ten nusileido. Gali būt, kad jo, ją pačiu nusileido. Dar einam truputį kitos duobės. Kas čia per duobė? Žinau. O, tai. Žiūrėk, kokia suola. Nufotink mane su Roku, jeigu galėjau tik iš nugaros. Kur tu matai droną? Dabar nematau. Nebaisu dukryt? Ne. Vis ar ožys? Ožys. Ožys, nu kalnu ožys. Ožiukas mažas. Galim? Kalnų parduotuvė Oloje. Darom čia nuotrauką? Tik Rokai Rokai tik nesisverk. nelip. Jo, čia nesės. Eik tu sa. Dviračių pit stopas. Trumpas sustojimas. Mes čia pirkom ledų. Jo, Oloj. Oloj pirkti ledai. Po pitaką beveik. No. Ten spaudžia šviežių apelsinų sultis. Jo, bet dabar ledų. Tai tiem dviratininkam tiesiog, nu, jie vat sustoja. Žodžiu, geras biznis.
Šiaip ne taip atvykom. Dabar yra didžiausia bėda, nes jie turi 2 paprigunčiukus skirtingus. Rokui reikia sesės, o sesė neduoda savo. Tai vienu žodžiu, bėda. Kelionė tai, wow, dviračiai. Mes turim mašiną palikti, o jie varo. Sakau, dviratininkų būti yra privalumas. Labai didelis. Čia va dar viena išdžiūvusi kalnų upė, matosi. Teina. Tik man gaila, kai tos upės išdžiūna. Šiaip tai turbūt čia, nu, to žmogaus krantas, bandymas suvaldyti gamtą. Žiūrėk, liko tiltas, ateit per upę, bet upės nėra, matai? Va. Nu jau prieinam, jūra. Kur jūra? Tiesiai, Rokai. Tiesiai jūra. O ten su akmenim. Jo, akmenų jūra bus. Ten smėlį yra. Pažiūrėsim. Bandom eit link Torrent de Pareis. Čia kavinukų yra visokių iš to įplaukų. Gražu. 8 metus ėjomės šitu keliuku. Kitą paplūdimį. Tau buvo 1,5 metų. Mėja ekstremalė. Kur šitas didelis suolas? Tai suolas, matai? Ką? Matai kokias suolas? Tobulas vaizdas. Vanduo atrodo skaidrus, ane? Varima čia nuš. Nejuokau. Neišgyventum turbūt. Ai, nu ten, tai gal. Einam pa ten, kur bus krantas, gal ten kažkur rasim vietą, kur galim. Ten pati žemiausia vieta. Pažiūrėk, ką gamta su medžiais patai. Kokie medžiai. Reikia nukrėti? Sudžiūvę, nukritę, išvirti. Kur mamas yra? Jau prieki. Eisim per tunelį. Akmenukų. Kiek čia akmenukų, Mėja, gali suskaičiuoti? Ne. Mėja į jūrą, sakė, nori. Pažiūrėk, Mėja, va kur jūra. Tai gali ir čia pabrati. Jo, čia. Atvykom. Tai nepareikime ten važiuoti. Na tai čia dar nelabai. Gerai. Tai žinai, truputį ten pabūsi, vėliau gali užsimanyti tenais. Tai ten. Taigi nueisim, ne? Atsigulame Čia netoli. čia.
Ant viršūnės. Nereikia gi gultis prie pat mėja. Buvo įlipęs. Gal tau pavyks perėti. Upelis. Čia upelis? Nu panašu. Čia jau tai dumblių. Nu. Čia jau tai dumblių šalis. Au. Ai, salta. Nu tai greičiau. Gal žuvytę kokią pamatysi. Čia yra žuvytė. Pakelk makį. Valio, Rokai, įveikiai. Beveik. Pavyko? Nu, sakyčiau, kad gražu. Tu vilkas? Tikrai, au. Tu kaip vilkas čia vaikščiai. Pratinkit pėdas. Pėdas reikia pratinti, Rokas jau pripratina. Oi, čia gerai su akmenim sugalvom. Ten, matai, iškart gilyn eina. Siaura ir iškart gilu ir tuo akmenim realiai čiuoži į vandenį, bangas. O šalta? Labai gelia vanduo žiauriai. Va ten, žinok, mes su Roku bridom per tą upę, Bet labai galvoj, ten fain. turėtų būti šiltesnis vanduo. Galėt, ir ten skaidru, žinok. Galėt pabračyti. Nu, čia akmenim eiti yra iššūkis. Labai gražu. Ten labai šaltas vanduo. Bandom patikrinti šitą vandenuką. O čia labai šiltas vandenukas vaikams. Čia. Dabar Šiltas vandenukas. šiltas. Tik akmuo labai sunku jį paimti. O, akmenų rojus čia. Kojams iššūkis. Tai greit vėl. Pietus. Aš man gali padėti. O ką tu tam padėti reikia? Nueiti. Mes neturim su kuo jau gauti. O sea, los parques de esquí en verano Einam, montan Roku, tu pažiūrėt. pistas de descenso, te subís con el telesilla, te tiras Einam, cuesta abajo jos y te volvés jos en puolamos la Molina y en Andorra. Y también te saltas toda la parte aburrida de pedalear es un riesgo, cuesta abajo, solo un telesilla, cuesta abajo, eso es como... Además, lo divertido es bajar. La gente que dice que no, que por... Aš einu dar pajuntek. Saugoti. Žmonės skirstosi, nes šešėlis jau nuolų. Bet balandžiai dabar atvarė. Balandžių laikas. Damu ištrūpinis visus. Laivai risuoja. Čia mėja vis dar stato tos bokštus. Ten tolumoj, toli. Rokas su Jovita žuvyčių ieško.
Ką radot gero? Matėm ten žuvytę. Gero. Galėt nešti čia daiktus persirinkti. Prašom žygiuoti. Prašom žygiuoti drąsiai. Mes su Mėja lipam truputį ten į viršų. O tu jūs pakavai jau dar? Nu tai liko tik tai jūsų daiktai. Ir kuprinė. Truputį į viršų paliksim. Pamojuosit mums gerai? Kur į viršų? Ten. Pasirnoj. Mėjos ekspedicijos pradžia. Pažiūrėkit, kokios uolos. Labas, kaip čia užlipai? Aš tik dar tik cepai. Nu pavaro mergiotė. Truputį palipom jau. Jovitą tai matau. Kažkur. Matai, kur tie dekiai, mėlyna, žydras ten. O kur rokas, tai nematau. Ai va, bėga ten, bėgioja. Mes kaip ir baigiam savo deginimąsi, nes atėjo šešėlis. Bet kažkur ten, kur ten du tokie žmogučiai lipa. O sugalvoja Gytis su Mėja pakopinėti šiek tiek. Eikti savo kaip jau aukštai. Ačiū ekstremalistai. Jo, lipk į viršų. Kur čia? Ir ten, atrodo, ten pateda. Gerai, čia kur dabar. Jo, reikės išsak akmenį lipti. Dabar didesnį akmenys prasideda. Didesnį geriau. Kad tu padėk man. O, tai viskas. Puikiai. Kur dabar? Dešiniau, paties eik ten viršų. Nu, Kaip galiu? nesilaikyk už žolių, Mėja. Aš nesilaikau, aš tik... Eik tiesiog geriau tada. Koją dėk patarsi. Tu filmuoji? Jo, dabar filmuoju, žiūrėk, kur mes jau atėjom. Prie pat uolos. Taip atrodo iš viršaus. Pliažas šitas. Mama, ten kažkur skruzdėlytė. Truputį mane svaigina, vienu žodžiu, tie dydžiai. Tai nežiūrėk, kiek čia. Ne, va čia tų uolų masyvas. Virš galvos. Su Mėja užlipam į viršūnę. Prie uolų tikslas pasiektas. Tas paplūdimys, kuris iš apačios didelis atrodo. Dabar atrodo mažiukas ir net nepanašu, kad ten akmenys atrodo, kad smėliukas. Nėra kaip įžiūrėti. Ja.
alpinistė. Mažoji alpinistė. Mie, gal jau neik iki ten iki galo. Va čia sėdam, tai matysis paplūdimys visas. Ten yra kažkas? Suomi, aš tavęs nematau. Kaip tu ten užlipai? Ai, nežinau. O, geras. Neįsivaizduoju, kaip mes nusileisim. Eik tu savo. Palauk, tu kur tu norėsi? Ten? Eik per kraštą. Čia kažkas gyvena, paukščiukai ar kažkas. Nes matosi va prikakotai. Kur? Nu va, kažkokie. Atsiprašau. Mes užlipam. Daug 5. Dabar sunkiausia dalis bus nulipti. Ne, tai čia nesimato vaizdelio. Čia. Eik tu savo. Nu ką, bandysim saugiai su Mėja nulipti. Tikiuosi viskas bus gerai. O, čia yra truputį. Čia ką nukeliu? Auga medelis. Mėja, neik ten nesileis. Leisimės tuo pačiu keliu. Ne. Po to nesigaus ten nusileisti prašy. Ar leistis? Nu gerai, tai aš tada pirmas tau. Gerai. Įlindo Hebra ten į urvus kažkur, nebematau jų. Kažkaip neramu darosi. Pavyko ir čia ateiti. Kažkokiu tai būdu. Kur tu ten užlipsi? Ten nėra kur. Čia jo. Sargiai. Dabar pasieksiu žemę. Nu dar vienas laiptelis, tada pasieksi. Tu laiptelį? Toliau leiskis, kaip su kopečiu. Taip kaip su kopečiu. Visą laiką nugarą. Priekį jojo. Pastatų negalima, taip. Jo, gerai. Parodi, kur. Ten buvom. Ten pačiam viršui. Dabar leidžiam. Nu, aišku, čia ant uolų, tai ant viršaus tai neužlips. Reik be papildomas įrangos. Pagaliau leidžiasi turistai. Kai kur tu? Nematau, kur tu esi. Kur? O, kaip tu čia užlipai? Mane filmuoji? Aš ieškojau tas. Nes užlapai kojų. Ne? Kaip tu čia užlipai? Per čia? Ne, per tą akmenį. Per tą akmenį? Taip. Nebuvo baisu? Ne. Nu tai gerai, kur dabar eisi? Parodyk kaip atgal, ne, aš noriu pažiūrėti. Tik atsargiai. Neužsigavai nieko? Ne. Geras. O, tu tikrai 6 metų. Darom bus. Atsargiai neskubėk. Visą laiką rankytas turi kažkur tvirtai laikytis. Oho. Oho. Rogi, kur tu dingai? Kur tu, Rogi? Liuks. Geras. Kur tu ten? Po akmeniu kažkoks. Po visą uolą. Nu ateikit. Va, kur mes buvom. Sakolobra.
Galėsim eiti ir pasislėpti. Jo, manau. Yes. Ne. Torrent yra upės, to upė reiškia Torrent. Laiveliai priplaukė. Lipk. Nu va, žygiuojam. Žygiuojam. Neturiu komentarų. Tiesiog gražu. Labą dieną. Labas vakaras. Nusileidom nuo serpantino. Pakilom, nusileidom. Ai, vakaras. Valandą laiko važiavom serpantinais. Valandą laiko. O dabar atgal važiuojam 2 valandas. Jo, dabar liko dar iki viešbučio valandėlę. Nu, bet fainai. Smagiai vėl viską aplankėm. Patiko vaikai šiandien. Nu, kas labiausiai patiko? Ei, galėjau aš pasakyti. Nu, kas tau patiko, Rokai? Šviesoforas. Gerai, kas tau? Aš žaidimę žaidžiu dabar. Ai, Dabar važiuojam ir žaidžiam žaidimus. Nu, tai šviesoforas. Ne, bet juk čia šarė. seraidė. Bet tai pasakyk, kas labiausiai Sakiau patiko dabar. Ne, bet šviesoforas. O gali greit pasakyk, kas labiausiai patiko ir tada tęsim žaidimą. Saik. Patiko. Mėja, kas tau? Man labiausiai patiko. Man patiko. Ko? Man patiko. Man patiko. Dar patiko valgyti ledą. Man patiko. O vienuolynas patiko ar ne? Man patiko. Kažkaip vėl. Kur skaičiavai datelius? Man patiko. Valgyti? Man tai... Man patiko. Ir kai sugalvok ir pasakysi, tada aš nufilmuosiu, gerai? Žindukai raudoniai, degė. Man patiko vat, momentas, kai mes su Mėja ten buvom viršų ir ten tos uolos virš mūsų ten. Nu, toks Man patiko maudytis ežere ir laipioti ant akmenų. Man šitą dainą kažkur girdėjo. Žodžiu, smagiai Nuvažiavę praleidom dieną. 400 metrų. Tas kažkoks vidury miestelio. Parvarėm. Dienelė buvo. Dar kažkiek Išbučiuoti saulės. bučiuoti saulės, suskrūdė. Judam į kambarį. Ką toliau, Jovita? Pavalgysim. Pavalgysim. Ir pažiūrėsim vakarinę dalį, ką viešbutis čia mums. Kaip Pasiūlys. nustebins mus.